Ką, labas rytelis. 8 diena Tunise. Šiandien šilta vėl. Važiuojam šiandien mes tryse pasivažinėti su keturračiais. Pažiūrėsim, kaip čia atrodo. Tai bus mano pirmas kartas, man atrodo, ant keturračių. Šiaip kažkaip atrodė man tie keturračiai. Nežinau, dulkės, purvas, biški nuobodo, bet manau visai turėtų būti fun. Važinėjom kažkada su bagiais, tai visai patiko iš tikrųjų. Tai pažiūrėsim, ką čia pasiūlys mums tie keturračiai. Turime privatų 2 valandų tokį tripą, žodžiu, pasivažinėjimą. Važiuojam aš, Oksana ir Dainius. Mano merginos eina šiandien pagulėti prie vandenuko, prie baseino, pasideginti. Paskui vakarą eisim pasišokti ir gal įsimaudyti jūrai, nežinau. Tinginiam, žodžiu. Nu ką, apie 10-15 minučių nuo viešbutėlio atvažiavom į keturračių tokią bazę. Ai, kai matot, papušė. Čia turbūt dėl higienos šalmai nešvariausi, matau, kad neįsipurvint turbūt makaušių. Has to take care now. It's a big head. Big head, yeah. Red one. Okay. Ten va stručiai. Tolumai matosi. Paskui naisim, gal pažiūrėsim. Ką dabar reiks man kažkaip tą kamerą užmontuoti ant keturračių. Keturračiai, matau, ne patys galingiausi tokie. Tokie mažiukai. 2,50 kubikų. Po 2,50. This? Šokam. Kažkur kamerą reiks pritaisyti. O čia bus gerai jaučiu. A ne? Nu ką, važiuojam. Let's go, kabrytė. Juhu! Ar matot ką nors? Paskutinis važiuoju, dabar dulkės visas ostys čia. Eina savo. Normaliai, čia dar skrendam. Kažkaip aplenkt reikės visus man čia. Rupūžiokas Dainius neduoda aplenkt. Man visai patinka. Visai patinka. Juhu! Wow, Dainiau, kas čia dabar? Dainius biški išvažiavo iš trasos. Kas jam ten buvo? Sugedo vairas? Vis nematau, ar iš čia. Ar jūs su manim važiuojat ar ne? Nes aš ant šoną tą kamerą pritaisęs. Saulė šviečia, nesimatė ant ekrano, ar filmuojasi kas nors. Bet lyg tai važiuojat su manim. Po kažkokį karjerą, kasyklas kažkokias čia rasti lieks. Smėlis. Dulkės. Jesus Christ.
Eina. Važiuojam toliau. Norėjau biškį pakeisti kampą kameros, bet nežinau, nieks nestoja, nepalaukia manęs. Ir ką tik vos ne telefoną nepamečiau, galvojau, kad pamesiu. Važiuoju, žiūriu, kažkokį kišenės tuščios. O paskui sustojau. Tiem reikia, tie negirdi, kad važiuotų atgal, sakiau, jau reikia. Pažiūriu tarp kojų, nu kur kojos, aš čia pasidėjęs ant to metalo, nukrytęs. Kažkaip taip gerai čia pasisekė, kad, nežinau, kaip jis ten užkrito, taip ir išsilaikė. Bet jau galvojau, vse, šakės. Paskutinis taip ir važiuoju, dulkės tas renku. Eina Jadzė karatė! Nu, vse, biškį praleido mane. Kažkas jau įskrydo musę kažkokią. O, dieve. Nu ką, žinau, va, tokiais ir važiuojam va, per alyvuogių laukus. Va, čia biškį kaktusų pasitaiko. Daugiau kaip ir nieko. Fermeriai vaikšto, ogas prižiūri. Renka. Kažką gena, medžius kažkokius. Kažkokia tokia kaip purvo. Tai nėra, kad prasivažiuot per purvą ar ten kažkokias balas, nes čia lietaus jau, sakė, senokai nebuvo. Čia pas juos tas alyvuogės, čia, va, nežinau, vienas įvažiuotum į tos laukus čia. Tai ką čia, ar išvažiuotum čia, nežinau, važiuoju, galvo nematai čia per tos laukus. Nu, kažkur išvažiuotum, aišku, bet kiek va matėsi, tai va moteris sėdi tose laukose, po tom alyvuogėmis, čia ką žinau, geni, ką jis čia daro, prižiūri kažką daro. Atsineštas netgi ir savo ten keptuvę kažkokią laužą, ten laužiuką susikūrusios buvo. Kažką valgyt gaminasi. Ir čia visą dieną turbūt sėdi po tais medžiais. Gerai, biškį sustojam, fotosesiją padarysim, pasifotkinam, biškį praskalaujam smėlį iš dantų su gerimuku. Gerai, ką pasiėmiau gerimuką, ne? Gerai. Aš norėjau irgi vandens įsipil, bet kažkaip pagalvojau, bet didelė bonka čia nešiotis, sunku bus. Cheers. Vietinio kažkokio spraituko. Ką, hibridė, biškį va pakeitėm kampą, važiuosim dabar taip. Pasėdėjom, pasifotkinom, įmetėm story. Ir lekiam toliau. Kvėpuoti dulkiam. Palaikiuką padedam greitai, jo, parašom komentariuką. Tai, kaip sakoma, nieko nekainuoja. O mum tai padeda kanalo plėtimuisi. O, čia tie du kažkur aplinkui važinėjasi su mumis, kur atvažiavo su mikriuku. Tai čia mūsų tokios dvi privačios grupės. Galima buvo pasimti ir vieną bendrą. Ten 5 eurais pigiau, tai važiuotum ten krūvoj su... Oi, Dainiau, kas čia buvo dabar? Tai važiuotum, žodžiu, su visą hebrą, nežinau, 10 milijonų, kiek ten prirenka tiek. Tai būtų dulkių kamuolys ten, kaip turi būti. O Dainius tuo metu vos neįvažiavo į krūmą vėl. Dainio kažkaip per šoną biškį dėtų. Bet dabar čia siauras kelias, negaliu niekur aplenkti. O, gal čia toj kur nors mes jį ir aplenksim. Oi, na, jadė pradė!
Kur čia nuvažiavo, nematau per tas klubus. Ai, tu čyterį! Norėjo pačytint biškį. Pačytint Dainis norėjo. Tai žiūrėk, jis vis tiek nučytina. Nu, rūpužiokas. Rūpužiokas mane vėl galia paliko. Biškį šakinėjom čia. Pasiraliuot doda. Papieš saulydas. Opa. Aplink krūmelius visokius. Jėgelė, kabrytė ir... Pala, kiek mes čia mokėjom? Čia beveik 2 valandas išeina su tais ketračiais važinėt. Ir kainavo tai 30 eurų, 35. Žodžiu, atvažiuoja, paima nuo viešbučio, atveža iki čia, pasivažinėja čia va. Nežinau, gal 1,5 valandos. Ir paskui nuveža viešbutį. Visai smagu iš tikrųjų. Sakau, tik dar būtų kokia purvo, kažkokių balų. Pasipeškyti, taip iki ausų, taip normaliai. O, būtų prikoliukas visai neblogas. O, čia bus geras. Jump! Nu, biškiu išbėgam dar pažiūrėti, kaip stručiai gyvena čia pas juos. Nusipirkam sultukių čia vietai, pasiūlė už 5 pinigus. Smėlis dar iki šiol tap dantų braška. Dar iki šiol viskas... Dainius sakė, varys tiesiais rūbais į jūrą mautis. Aš gal nusirengsiu, į dušą nuvarysiu. Gerai, atsigeriam ir važiuojam. Žiūrėkit, gerai iš langos. Dziobina, einam pažiūrėti. Dziobina iš langos vandenuką. Iš vonios negerai, iš langos skaniau. Hebrytė, kai mes darom grįžę iš tokių pasivažinėjimų, padarom taip. Su visais rūbais einam iš karto į dušą. Nes kitaip tai niekaip. Oh my god. Telefonas, nėra gerai. Biški dulkės reikia nuplauti. Gerai, perslingiau ir einu į baseiną ieškoti savo mergaičių. Okay. Susitiksim neužilgo. Hello. Ką, Hebrytė, papietavom skaniai, pasideginom vėl tokį gerą porą valandžikių. Na, aišku, arė daugiau. Mes su Auguste nuo pačio ryto deginamės. Nuo pačio ryto mes su ketračiais prasilaksam. Einam dabar Dainius, o pasiėmėm kaukių, aišku, be trubelių, pažiūrėsim, kas yra po vandeniu. Bet vėjas pakyla, aš nežinau, kaip čia bus. Pirmai vandeniukas buvo toks... Žydras, permatomas. Viniuko biškį per pietus paragavau, tai dabar liežuvis pinas. Tai jo, vandeniukas buvo... Aha, susidrumstė. Jo. Biški susidrumstė. Ir vėjas pakilo. Ir vėsų darosi. Ojei, aš paširpau. Tai Dainis porą maskų paėmė galvom. Man... Pirmai matėm žuvų, porą žuvų paleikojas nuplaukė. O dabar nežinau. Aš nežinau, niekad nesnurkinau be vamsdelio čia, neprigersiu. Neprigerktų? Aš pažiūrėsiu, Dainis pirmas. Kaip čia bus. Ten galva įkiši porą sekundžių turbūt. Planas yra rytoj dar toks mažas. Apie planus vėliau. Dabar dareisim, praseisim pro paplūdimį. Nes taip ir, man atrodo, kiek atsimenu, nefilmavom čia. Jis dar nematė. Rytoj gal? Aš tą tik švindau. Va, Augustė su Oksana
Purli, purli, murli daro. Pušku, pušku. Žodžiu. Snurkelis čia nekoks. Nutarėm rytoj varysim, ne su parašiutu, bet su ta, ta padanga didelė tokia, prasiplaukusi. O šiandien ką, čilinsim vakare, žodžiu, vakare a la carte restoranėlis ir paskui eisim į beach party čia va. Ten už tų skėčių bus paskui vakare disko toks paplūdimy. Buvo ir prieš savaitę, sekmadienį. Tai nefilmavau, bet šiandien pafilmuosiu. Все, hebrytė vakarėlis, pas mus žiburėlis, judam į beach party. Tiksliau, mes jau ten sėdėm, tik atbėgo ir į kambarį pasimti kamerikę, nes buvau pamiršęs. Einam su tribiški. O čia fire show net vyksta, čia va DJ vietiniai. O va. Nes jau buvo mano savaitė, tik aš kažkaip nefilmavau, tai sakau, šį kartą reikia parodyti ir jums. Come on guys, come on! Yo! Allez, oh! Très fort notre cracheur de feu. Come on, big hand, ladies and gentlemen, for the fireman! Yes! Yes! Žiburėlis neblogas.